Sveiki gyvi Delfi TV žiūrovai ir sveiki Locked and Loaded parokomanai. Šiandien, kaip matote, patrulio bazę užėmė ne mūsų studijoje, mes esame Login konferencijoje. Jeigu negavote progos su mumis pasikalbėti ir pasilabinti čia gyvai, tai dabar turėsite progą mus išgirsti ir pasiklausyti pokalbio, kuris yra, tiesą sakant, visai aktualus ir šios konferencijos rėmuose. Šiandien mes kalbėsime su senu mūsų bičiuliu, pilietinio atsparumo iniciatyvos įkūrėju OSINT ekspertu Luku Andriukaičiumi. Labą dieną. Labas. Mes trumpai pristatysime žiūrovui, kas yra OSINTas, nes turbūt ne visi šitą terminą yra girdėję ir turbūt vis dar laiks nuo laiko pasitaiko klausimų, kas yra OSINTas, kodėl apie tai reikia kalbėti ir kodėl, tarkim, mes apie tai kalbam Locked and Loaded rėmuose. Eikim prie esmės. Kas yra OSINT, kaip tai šifruojasi ir ką tai reiškia? Jo, tai čia geras labai klausimas, nes OSINTas yra patapęs tokia ganėtinai skėtinė savoka. Jo šaknis yra kariuomeniai. OSINTas labai paprastai yra Open Source Intelligence, tai atvirais šaltiniais surinkta žvalgybos informacija. Ir kariniai plotmėje tai dažniausiai yra tiesiog paprasti žvalgybiniai duomenys, tiesiog jų rinkimo būdas yra iš atvirų šaltinių, kur galima surasti paprastai tiesiog naisvantis viešoje erdvėje. Bet pats terminas šiek tiek civilinėje erdvėje galbūt pasikeitė ir jis pasidarė toks gan atviras. Tai kaip mes apibrėžiam į savo organizacijoje, tai yra visa informacija, kurią galime surinkti nelaužydami įstatymų, skaitminiais būdais dažniausiai, ir panaudoti kažkokiems tai tyrimams. Ar tai būtų kariniai plotmėje, ar tai būtų dezinformacijos plotmėje, ar tai būtų kažkokiam tai rizikų vertinimo plotmėje. Panaudojimo būdai yra labai platus, bet jo, kaip ir minėjau, tai turbūt paprasčiausia būtų, taip, kaip aš mėgstu apibrėžti, OSINTas yra viską, ką galim išsigūglinti, nelaužydami įstatymų ir panaudoti kažkokiam tai tikslui. O yra OSINTas, kuris egzistuoja laužant įstatymus? Yra ir tas OSINTas gali būti toksai pilkoji zona, ne? Tai geras pavyzdys galbūt būtų Bellingcat, žinoma tyrimų organizacija, kur yra padarius nemažai tyrimų apie Rusiją, apie Rusijos kariuomenę. Jie dažnu atveju bendradarbiauja su žurnalistais ir tą informaciją, tą OSINTą renka iš tokių pilkų zonų, kaip pavyzdžiui vogta, nutekinta informacija, kurią galima įsigyti juodajame internete arba telegramų kokiuose nors kanaluose. Tai tas laužimas įstatymų yra tai, kad tie duomenys buvo surinkti nebūtinai legaliais būdais arba tokiais pilkais būdais, patalpinti, kad būtų būtų viešai prieinami, tačiau pats surinkimo atvejis yra neetiškas arba nemoralus. Tai gerai, man pirmą, tai išgirdus kyla klausimas, jeigu mes, tarkim, gavome informaciją nelegaliais būdais, ar tada mes galime būti tikri jos patikimumu? Tai ją reikia verifikuoti. Čia visą laiką reikėtų bandyti, kaip mes vadinam, cross verification daryti, bandyti gauti daugiau informacijos, siekiant pasitikslinti tą informaciją. Tai labai, aišku, priklauso nuo situacijos, kai kurie informacija, kuri gali būti nutekinta, gali būti asmeniniai duomenys, pavyzdžiui, skrydžių duomenys, kurios kitais būdais pasitvirtinti gali būti ganėtinai sudėtinga, bet įmanoma. Gerai, dar šiek tiek daugiau pakalbėsime gal ir apie tai, dabar šiek tiek palieskime tą temą, o kaip su karinė sritimi ir OSINTu. Atrodo, mes kalbam apie civilinę erdvę, apie civilių žmonės, kurie užsiema visą šią funkciją. Ar tai turi kažkiek reikšmės šiandieninėme mūšio lauke, jeigu taip kokios? Manau, kad turi, nes šiaip dauguma metodų, kuriuos naudoja civiliai, jeigu nueisim į Telegramą ar X ar kokią kitą socialinių medijų platformą, tai tie žmonės, kurie stebi karą, stebi, kas vyksta, pavyzdžiui, Ukrainoje, naudojasi labai panašiais būdais, kuo naudojasi ir kariuomenės arba žvalgybos OSINTeriai. Tai jie renka informaciją, jie bando verifikuoti OSINTo būdais ir tada sistemizuoti ir iš to daryti kažkokias tai išvadas. Tai jo, tai kariniai plotmėje galbūt irgi yra labiau mėgstami vieni įrankiai, galbūt kai kurios tematikos dažniau paliečiamos, bet vėlgi OSINTas yra toks platus ir išplaukia į tokį ganėtai bendrą skėtinį terminą. Ar mes galim kažkokių pavyzdžių pagalvoti, kokie buvo paskutiniu kartu matyti? Jo, žinoma, tai turbūt, kaip sekame konfliktą, tarkim, Ukrainos, stebime, kaip keičiasi frontas arba kaip vykdoma kažkokia operacija, tai labai dažnai mes remiamės vizualią informaciją.
kas nufilmavo kažką, galbūt ukrainiečių kariai praskrido su dronu ir nufilmavo sunaikinta technika, satelitinės nuotraukos. Tai jeigu turime prieigą prie pačių šviežiausių satelitinių nuotraukų, mes galime pakankamai gerai vertinti ne tik mūšio lauką, ne tik jame įvykusius pasikeitimus, galbūt galime patikrinti tokius dalykus kaip taikinio sunaikinimas, taikymosi kryptis, nežinau, karinis pasisekimas kažkurioje vietoje, pavyzdžiui, proveržis ir kiti dalykai. Tai va čia turbūt ir yra tie metodai, kuriuos labiau mėgsta kariuomenė, vizualūs vaizdinės medžiagos tikrinimai ir jos bandymas surišti, geolokuoti su žemėlapiais ir taip pat satelitinių nuotraukų lyginimas. Nes jeigu yra tokia proga gauti geros kokybės satelitinės nuotraukas ir gan dažnai, yra galimybė jas lyginti, žiūrėti, kaip tai keičiasi dienos bėgyje, matyti apšaudimo taškus, atpažinti šaudimo lokacijas ir kitus dalykus. Tai panaudojimas yra labai platus. Įvykiai Kryme, kurie, džiugino mus visus, klausyti apie sėkmingus orlaivių sunaikinimus. Tai mes galime turbūt daryti išvadą, kad ta informacija apie lokaciją surenkama galbūt netgi satelitu, šiek tiek aukščiau, bet ar panašaus pobūdžio informacija, kalbėkime apie konkretų atvejį, yra pasiekiama OSINT žvalgybininkui. Jo. Tai netgi paties paminėtas pavyzdys, jeigu yra apšaudomas, tarkim, Kryme esantis oro uostas, tenai yra išdėsti priešo lėktuvai arba sraigtasparniai. Pataikymo atveju galbūt matome kažkokią tai video medžiagą iš socialinių medijų, kur nufilmuoti ir nufotografuoti pačių rusų karių degantis lėktuvai. Ir tuo pat metu galime bandyti gauti tos dienos arba skirtingo laiko nuotraukas satelitinės ir tada jas investiguoti. Ir ypač tokiais dideliais taikiniais, kurie matosi labai gerai iš palidovo, kas, sakyčiau, yra lėktuvas. Tai mes galim ne tik identifikuoti jo tipą, mes galim identifikuoti dažnu atveju jam padarytą žalą ir patikrinti, ar jisai buvo sunaikintas ar ne. Nes vėlgi įsivaizduokime, jeigu yra apšaudomas oro uostas, lėktuvai padegami, sudeginami, tai yra nemažas laiko tarpas, kada jie bus arba gesinami, arba palikti apskritai kaip laužas. Yra daug laiko, kada galima juos užfiksuoti satelitiniais žemėlapiais, satelitiniam nuotraukom ir tada pradėti jų analizę. Mes kalbame daugiau dabar turbūt apie artileriją, apie tą šaudimą per atstumą, bet visą laiką kiekvienam skaniausia turbūt būtų girdėti apie kokį nors daugiau jau cloak and dagger veiksmą. Ar mes turime pavyzdžių, kur OSINTas gal, sakykime, tokia žvalgybinėje srityje ant žemės arčiau pėstininko turėjo kažkokių pasisekimų ir ką tai gali duoti? Tokioj, bent jau Ukrainos karo plotmėje, sakyčiau, dažnu atveju taktiniam lygmenį kariai visai mėgsta naudoti GoPro kameras, ypač sėkmingų atakų metu ir jas arba nukautų priešų užfilmuotas kažkokias tai video ar nuotraukas kelti internetą ir naudodamiesi jomis galime labai aiškiai matyti, kaip juda frontas. Tai jeigu tuose video arba nuotraukose, toje medžiagoje galima matyti aplinką, maždaug įsivaizduoti, kur galėjo veikti priešas, geolokuoti, tai galima suprasti, pavyzdžiui, kur yra paskutiniai apkasai, kurie buvo užimti, Ukrainos kariškių, kur yra tie sudeginti tankai, kur šiuo metu yra frontas, arba kur galbūt ruošiamasi sekančiam puolimui ir panašiai. Tai taktiniam lygmenį galima tą irgi pastebėti. Aš nežinau, ar čia buvo kažkoks juokas, ar tik tai mitas, bet girdėjau apie tokią situaciją, kad kuomet buvo labai populiarus Pokémon Go žaidimas, buvo pasklidusi nuotraukų su realiai važiuojančia rusų karinės technikos kolona ir ant jos sėdinčių Pokemonų, kur kažkas gaudo. Tai čia tiesa ir ar, pavyzdžiui, tokie įrankiai irgi priklauso OSINTui ir yra naudojami? Jo, šiaip čia geras OSINTo pavyzdys, nes jis toks netikėtas, Labai dažnai OSINTo yra tokia esmė, kad panaudoti tą informaciją kitais būdais, negu jinai buvo sugalvota arba tikėtasi, kad bus panaudota. Arba tie patys OSINTo įrankiai dažnu atveju yra panaudojami kitais būdais. Tai kaip pavyzdys, dezinformacijos plotmėje labai dažnai naudojame socialinių medijų pasiklausimo įrankius, nors jie iš tikrųjų realiai buvo sukurti marketingistų, tam, kad sekti, kaip kažkokia tai reklama sekasi internete, kaip jai sekasi internete, kiek pasiekia žiūrovų. Tai mes ją
perpanaudojam kitais būdais, bandydami išsiaiškinti, kaip kažkokia dezinformacijos žinutė, ką pasiekė, kur pasiekė, kas yra skleidėjai ir panašiai. Tai lygiai taip pat ir su Osinto, paties pavyzdys apie Pokemonų žaidimą yra labai neblogas. Dažnu atveju kitas pavyzdys yra asmenės socialinių medijų nuotraukos, kuomet kariškiai, tas ypatingai buvo būdinga rusams, darydami selfius, keldami savo kasdieninį gyvenimą, kažkokius tai ar tai selfius, ar tai nuotraukas iš savo buities, fone dažnu atveju atskleisdavo kažko, ko jie nesitikėdavo atskleisti. Ne? Tai čia irgi yra ganėtinai toksai panašus atvejis, kuomet nesitikė, kad tai bus, bet atskleidė daugiau detalių negu norėjai. Nu tai gerai, kadangi jau palėtėm netgi mobiliųjų telefonų žaidimus, ne, tai vis tiek lendame į tokią nestandartinę formą, gal šiek tiek plačiau pakalbėkime. Žinome, technologija vystosi, informacijos pateikimo būdų vis daugėja, jų surinkimų būdų irgi daugėja. Nuo kada tada prasidėjo Osintas? Ar dar nuo, sakykime, laikraščio skiaustės ir ten išpjaustimo, ar kažkiek vėliau? Ir per kokias revoliucijas jis eina dabar, kaip tai keičia, nežinau, tiek patį Osintą, tiek mūsų gyvenimą? Jo, puikus klausimas. Iš tikrųjų, atsekti, kada Osintas kaip doktrina atsirado, sunku pasakyti, nes turbūt kariuomeniai tas jau buvo kuris laikas. Civilinėje erdvėje Osintas pradėjo populiarėti kažkur tai apie 20 iki 2013 metų. Labai didelis bumas įvyko, kai įvyko Krymo okupacija. Na ir interneto išviešėjimas šiuose Turbūt kraštuose. Telegramas irgi davė savo. Telegramas jau čia toks būt sekantis etapas, bet galbūt pirmasis etapas daugiau vyko Twitteryje, kuris irgi yra pakankamai lengvai ieškomas, daug informacijos jame yra. Ar vis dar Twitteris aktualus? Manyčiau, kad tai. Jisai buvo mažėjęs savo aktualumu, bet kai pavirto į X, atsipalaidavo vėlgi kontrolės mechanizmai, tai tenai pasidarė tokie biški labiau laukiniai vakarai. Tai informacijos ten yra pakankamai nemažai ir jisai yra paprastas ieškoti, ne, kaip ir Telegramas dažnu atveju. Tik Telegramas gal šiek tiek skirtingas tuo, kad jis yra one to many. Dažniausiai žmogus arba grupė turi kažkokį tai kanalą, kuriame į vieną pusę eina informacija. X'as arba Twitteris yra daugiau toksai klasikinis socialinių medijų tinklas, kur žmonės daugiau diskutuoja, gali dalintis, nėra tokių aiškių kanalų kaip ant Telegramų. Gerai, tai šiandien mes turim paskutinį mados šauksmą AI. Okay. Ar tai yra kažkas rimto ir tikrai laukiam revoliucijos? Turbūt tai gali daugiau padėti negu pakenkti Osintui? Jo, tai, AI jau senai, jau keli metai turbūt įvairiais būdais atsiranda Osinto erdvėj, bet turbūt didžiausias lūžis, mano akimis, kuris pastaruoju metu įvyko ir vis dar vyksta, tai yra LLM-ai, Large Language Modules, tai geriau visuomeniai žinomai kaip ChatGPT ir panašus algoritmai. Tai aš manau, čia yra didžiulis pokytis, nes jie padeda analizuoti didelius kiekius tekstinės informacijos ir pateikti atsakymus. Tai ką tai padeda Osinto srityje, labai dažnai Osintas yra tiesiog labai daug informacijos ir toje informacijoje bandymas atrasti kažką įdomaus arba kažką gero. Tai LLM'as gali padėti tau perskaityti arba susistemizuoti, sumarizuoti daug informacijos ir atkreipti tavo dėmesį, kur tau galbūt yra labiausiai aktualu. Tai mes nemažai bandom eksperimentuoti su tais LLM'ais arba AI-um, kaip tą galima išnaudoti būtent Osinto erdvėje. Ir turbūt mes naudojame tą LLM-ą dažnu atveju kaip praktikantą. Tai yra žmogų, tau dirbantį, kuris galbūt tau nepadarys visos analizės ar kažkokio sprendimo nepriims, bet jis tau padarys daug paruoštukų, kuriuos tau reikės greitai permesti ir priimti sprendimą. Jis yra toksai konkrečių darbų darytojas, analizuotojas, kažkokių tai patternų užtikėjęs ir tiesiog juodo darbo perėmėjas iš analitiko. O kaip tada su fake information kūrimu ir visų fake ir taip toliau, man atrodo, ten puikiai gali pasidarbuoti. Būtent. Ir čia irgi yra didžiulis galvos skausmas, nes šiuo metu vyksta algoritmų kovos. Kadangi dezinformaciją kurti su LLM-ais yra pakankamai paprasta, yra daug metų mes turėjom problemą su botais, su automatizuotom paskyrom,
kurios geba skleisti informaciją internetinėje erdvėje ganėtinai paprastai, bet ją reikėdavo užkrauti informaciją, tai tas dalykas nebuvo taip lengvai skėlinamas kaip šiuo metu su LLM-ais. Nes turbūt, kai kalbam apie dezinfo, labai dažnai žmonės naudoja tą tokį gerai žinomą deepfake dalyką, nes jisai toks vizualus, lengvai suprantamas, bet iš tikrųjų per tiek daug metų, kiek jisai jau yra, aš turbūt nemačiau nei vienos labai sėkmingos kampanijos, kada tas deepfake'as būtų panaudotas. Priešingai, LLM yra naudojami kasdien ir jos susekti yra sudėtingiau. Ir jeigu mes dar juos sujungsime kartu su botais, tai gausis toksai neblogas Molotovo kokteilis, kuris po biškį pradeda rodyti savo veidą socialinėje erdvėje. Ir tas yra pakankamai sudėtinga. Na ir kaip minėjau, vyksta tam tikros algoritmų kovos, nes yra žmonių, kurie bando panaudoti kitus LLM-us tam, kad suprasti, kuris tekstas yra sukurtas, pavyzdžiui, su AI. Ir vienas algoritmas sukūriamas tam, kitas algoritmas sukūriamas atsekimui, vienas algoritmas pagerėja, jau tas nebesuseka, tai kitas gerėja, ir vyksta toksai katės ir pelės žaidimas, kas kurį pagaus. Ir šiuo metu mes esam tokiam labai greitam tobulėjimo laikotarpyje, nes netgi, tarkim, tarp ChatGPT 3 ir 4 versijos yra toks monumentalus šuolis, kad kartais yra sunku patikėti, kad per tokį trumpą laiką algoritmai antiek pagerėjo. Tai mes manau, kad gyvename tokiais visai lūžio metais. Galbūt ne šiais lūžio metais, bet metais kelių metų bėgė. Tai žvalgybos dėmuo OSINT termine suponuoja, kad egzistuoja ir kontražvalgyba. Ar čia mes dabar jau apie tai kalbam, ar yra šiek tiek plačiau? Apie kontražvalgybą kuria prasme? Ar mes kalbame, kaip kiti osinteriai bando pagauti kitus osinterius? Tai va, prašau, ką galėtų toks terminas reikšti? Na, iš tikrųjų, osintas dažnu atveju yra naudojamas ir rinkti informaciją apie asmenis ar apie įmonės, arba tikrinti ją. Tai tokiu atveju, jeigu mes norime surinkti informaciją apie kažkokį potencialų, nežinau, šnipą, ar mums nepatogų žmogų, ar mūsų darbo atveju karo nusikaltėlį, surinkti įrodymus apie jo veiklą, osintas gali būti pilnai naudojamas. Ir iš mano praktikos, kiek tenka tą daryti, labai dažnai remiamės į socialinę mediją. Ir tik tai labiau patyrę žmonės, arba labiau žmonės, kurie yra apmokyti, arba nenori būti viešoje erdvėje, tik tie yra saugesni, priešingai negu žmonės, kurie pakankamai gerai jaučiasi ir pakankamai negalvoja nei ką postina, nei ką rašo, nei kokiose svetainėse lankosi. Tai tokioj plotmėje osintas tikrai gali būti naudojamas kaip kontražvalgybos įrankis. Apie OSINT specialisto pareigybę kariniai plotmėj dar negirdėjau. Tai kas tampa OSINT specialistu, kaip jo tampa ir ar yra potencialo galvoti apie, realiai vyreilinį OSINT specialistą? Nežinau, ar vyreilinį, bet galiu tikrai pasakyti, kad tokia specialybė ir Lietuvos kariuomenėje yra. Ir kai kuriuose daliniuose tikrai tokios specialybės yra. Ar vyreilinis, ar joteilinis, ar labiau seržantas, tai irgi sunku pasakyti, nes kariuomeniai turbūt irgi reikia kursų prasėti nemažai, kad tą darytum. Turbūt irgi fokusuojasi gal į vieną ar kitą kryptį, galbūt tai daugiau darbas su žemėlapiais, ar daugiau jau gal ir įminto pusę einama, ne? Ar tai daugiau galbūt kažkoks tai informacijos rinkėjas. Tai tų krypčių gali būti ir pačioj kariuomeniai nemažai, bet tokios ir Lietuvos kariuomeniai tokios pareigybės egzistuoja. Ar tada būtent šių karių veikimo būdas, nes tikėtina jie prieina ir šiek tiek daugiau informacijos, negu gali gauti plačioji visuomenė. Ar čia vis dar galime klasifikuoti kaip OSINT specialistą ir jau daugiau prie, sakykime, labiau standartinių žvalgybinių metodų tai priskirti reikėtų? Na, jeigu kiek man teko bendrauti ir kiek teisingai, jeigu suprantu, dažniausiai yra jo du žmonės, ir jie pasidalina tarpusavėje tarp įmintininkų, osintininkų, sigintininkų ir panašiai. Ir dažniausiai orientuojasi savo kryptį, bet aišku nevengia kombinuoti tų metodų ir su kitais. Tai kaip pavyzdys, jeigu esi įmintininkas, dažnai remi kitus analitikus savo sukurtais darbais arba pratybų metu, vaduoji ir kitus, padedi kitiems, tai ta riba aišku yra slidi, ypatingai kai osintas yra toks ganėtinai plačiai apibrėžiamas dalykas. Tai aš taip sakyčiau, kad klasifikacija turbūt eina per tai,
kur labiausiai įsigilinęs ir kur daugiausiai laiko praleidi. Bet niekada nebus, kad tik tai darai vieną konkretų dalykėlį, ypač kai kalbam apie žvalgybą. Tai mes visi mokam atsidaryti socialinę mediją, visi mokam perskaityti ir parašyti postą, tai ar čia mes visi jau potencialiai Osinto galim būti žvalgybininkai, ko reikia, kad žmogus nuo paprasto eilinio piliečio tada sakytų, va, aš jau turiu kažkokios pridėtinės vertės? Tai turbūt labiausiai reikia laiko ir pasimokymo šiek tiek. O kam tas laikas turi būti skirtas? Na, laikas turbūt skirtas tiek pasimokyti metodų. Dažniausiai Osinte labai svarbu yra informacijos verifikavimas. Tai pasitikrinimas, ar ta informacija nesuklastota, ar tikrai tas video ar foto yra darytas ten, kur mes galvojam, ar laikas sutampa, ar jisai nesufeikintas, iš kažkur kitur nepaimtas, ar mes teisingai interpretuojam tą šaltinį, kuris mums kažką bando pasakyti. Tai tai laiko turbūt labiausiai reikia įgauti to tokio šiek tiek analitiko, tokios druskos, kad nepultum daryti išvados iš mažų dalykų, suprastum, kur gali daryti klaidas, prisipratinti akį prie žemėlapių, prisipratinti akį prie socialinės medijos, tai tam reikia šiek tiek laiko. Bet iš tikrųjų, tuos mokymus, kur veda mūsų organizacijos, tai mes tokį ganėtinai intensyvų kursą per 5 dienas praeinam ir po to kurso taip skaitom, kad žmogus yra pakankamai turintis nemažai Osinto žinių ir galintis jau veikti pats vienas, daryti išvadas, priiminėti kažkokius sprendimus ir taip toliau. Na, o daugiau yra turbūt gilinti žinias, gilinti akį, ieškoti naujų būdų. Na ir turbūt paskutinis dalykas, kas labai svarbu, yra nebijoti ir ieškoti naujų prieigos būdų. Nes Osinto laukas pastoviai keičiasi. Atsiranda naujos duombazės, atsiranda nauji šaltiniai, atsiranda nauji įrankiai, seniai išeina iš galiojimo, galbūt kai kurie praranda dalykai apskritai prasmę. Kas išėjo iš galiojimo? Na, kaip pavyzdys, tokie įrankiai kaip EcoSec, kas leisdavo pagal geotagus geografiškai ieškoti, kas kur buvo postinta. Anksčiau, prieš kokius 5 metus, jie buvo fantastiškai efektyvūs. Tada Facebookas šiek tiek užsidarė ir pasidarė uždaresnis, nebesidalino tiek daug informacijos. Informacijos sumažėjo ir apskritai pats įrankis pasidarė nebe toks aktualus. Kitas pavyzdys, 2014-2015 metais, kai tik pradėjau ir pats dirbti šitais klausimais, rusų kariškiai fotkinosi labai daug ir nefiltruodavo, ką postina. Ir netgi buvo toks terminas selfie soldiers ir toks visai neblogas Osinto kryptis, knystis kariškių socialinėse medijose ir bandyti išsiaiškinti, ką jie veikia. Bet kažkur tai apie 2019-2020 metus įvyko lūžis, nes Rusijos karinė vadovybė gerokai jos užspaudė ir tokie paprasti laikai baigėsi. Jau taip nebenueis į kontakciją ir nerasi taip tiek daug ir tiek daug atvirų šaltinių ir paskirų, kurie tau kažką atskleistų. Tai irgi tas Osinto laukas banguoja, kažkurie dalykai užsidaro, kažkurie dalykai atsidaro. Kitas pavyzdys, kai prasidėjo pilno masto karinė invazija į Ukrainą, tai mes ilgą laiką sekėm, kas vyksta ir tas susitelkimo taškus ilgą laiką sekėme. Ir vienas iš būdų, kai mes tą darėme, buvo viešai šaltiniais prieinami Rusijos geležinkelio vagonų registracijos vietos. Suvedus vagono numerį buvo galima sužinoti jo startinę ir galinę poziciją. Tai ir turint nuotraukas, turint video, kur tie traukiniai važinėja, buvo galima daryti maršrutus ir tokiu būdu sekti karinės sankaupas. Tačiau po kelių mėnesių, jau kai artėjom prie tos D dienos įsiveržimo, tas laukas užsidarė. Tiesiog tas duombazės užvėrė ir mes tuo atveju tapome akli. Tai gerai, kad Baltarusija jų neužvėrė ir dar per Baltarusijos tašką galima buvo žiūrėti. Atpažįstant tuos susitelkimo taškus, atpažįstant, kur Baltarusijos viduje buvo tos platformos, iš kurių judėjo pajėgos į Ukrainą, ir panašiai. Bet vėlgi, Osintas yra labai toksai tamprus laukas, jisai vieni langai atsidaro, kiti užsidaro. Kad paminėjom jau traukinių vagonų numerius, prisimenu kažkada visai neseniai, kuomet dar nevyko antroji karo stadija, rusai kūrė, bijau pameluoti, kurį iš savo naikintuvų ir buvo bandoma būtent nustatyti jų skaičių, kiek jų galėtų iš tiesų egzistuoti. Pamenu, buvo galų gale pastebėta, kad jie iš esmės ant to paties naikintuvo vis keičia jo numerį
taip kurdami iliuziją, kad jie jų turi daugiau negu iš tiesų turi. Tai čia gal, pavyzdžiui, mes galim prie tos pačios kontržvalgybos prikišti tokį judesį. Jo, labai geras pavyzdys. Ir iš tikrųjų panaši situacija buvo ir su tais pačiais traukinio vagonais. Jos irgi labai lengva perdažyti ir pakeisti jų numerius. Ir kurį laiką stebint tuos dalykus gali atpažinti tam tikrus patternus, suprasti, kada jie jos keičia, kuriuose stotelėse ir ką to bando pasiekti. Bet jau, tai yra vienas iš neblogų kontržvalgybos pavyzdžių. Na gerai, tai pakalbėjome apie tai, kas išėjo ir yra nebenaudingas įrankis. Dabar pakalbėkime apie tai, kas ateina ir tampa naudingų įrankių. Man pirmas dalykas, kuris šovė į galvą, tai nelabai matomas, bet bandytas trumpai visiems prastumti Threads kanalas. Kas nors iš jo bus, nebus, yra naudos, tarkim, tokiam įrankyje. Šiaip geras klausimas. Čia turbūt labiau platforma, ne? Na, taip. Jo, toksai. Nes, pavyzdžiui, koks Tinderis, tai tikrai išnaudojimas yra. Jo, jisai puikiai išnaudojamas ir tikrai daug įdomių tyrimų buvo padaryta Tinderio pagalba. Threads yra pakankamai naujas dalykas, jisai dar nepasiekė tos pilno išsivystymo turbūt kaip socialinis tinklas stadijos. Ir tenai žmonės bent jau kol kas yra labiau linkę dalintis panašiais dalykais kaip ir Twitteris buvo anksčiau. Tai yra daugiau kažkokie informacijos srautai, kažkokie minčių srautai. Labai vertingos informacijos yra kol kas rasti sunkiau. Vienas kitas kanalas tame dalinasi, ir turbūt pagrindinė problema arba kodėl taip yra vis dar jo nepakankamai nedidelis populiarumas. Tai jisai dar auga. Ir turbūt jisai, bent jau mano akimis, vis dar yra labiau kažkokiam tai nišiniam tyrimam arba nišiniai informacijai surasti. Jo, bet jisai neprognozuojamas, jisai kaip ir Telegramas kažkurio metu netikėtai atėjo iš labai nišinio mažo ir pavirto vos ne pagrindinių OSINT informacijos kariniai plotmėje arba, nežinau, Ukrainos konflikto siekimo informacijos šaltinių. Tai kur tas Threads išeis artimiausiu metu sunku pasakyti, bet aš asmeniškai ten dar daug naudingos informacijos tyrimams nerandu. Nu gerai, o kaip buvo panaudotas Tinderis? Jo. Tinderis dažnu atveju buvo naudotas, yra toks terminas angliškai catfishing, apsimetant kažkuo kitu, išgauti kažkokią naudingą informaciją. Tai Tinderis, jeigu turi mokamą versiją, tau leidžia galimybę pasidaryti savo lokaciją bet kur ir susimažinti ieškojimo radiusą kiek nori. Tai kaip mes jį naudodavom, tai susikūrus kažkokių tai patrauklių merginų akauntus, buvo galima nusistatyti, kad esame, tarkime, okupuotame Kryme, kažkur tai aplink žinoma rusų karo bazę ir ten tokiu būdu bandyti užkabinti kuo daugiau ten tarnaujančių žmonių, kariškių, karininkų. Ir tokiu būdu ne tik galbūt išeiti net į kontaktą, kas jau būtų daugiau human to dalis, bet tiesiog rinkti informaciją, kas ten tarnauja. Nes jeigu tavo search radiusas yra pakankamai mažas, už teritorijos karinės ribų daugiau niekas neišeis, tokiu būdu gali sužinoti, kas ten tarnauja. Išėmęs nuotraukas, tada gali bandyti ieškoti veido atpažinimo būdais arba gilesnės paieškos būdais jų identitetų, bandyti išsiaiškinti, kas jie yra, ieškoti jų jau gal viešesnių socialinių platformų arba kur jie gyvena, ir jau čia jau fantazijos reikalas ir kokios informacijos jau jums reikia. Mes tai vadinam tokiais pivot pointais, kai kuomet randama kažkas mažo, kas leidžia atidaryti naujas duris į visiškai kitą tyrimo lauką. Tai reikia daryti prielaidą, kad tokios pats priemonės yra naudojamas ir prieš mūsų karius. Čia galima vesti į disciplinos nurodymo klausimą, kur galima ir negalima kelti, nes kiek teka girdėti, tai mūsų uniformų ten Tinderį irgi netrūksta. Sočiai ir tas tikrai veikia, nes uniforma turbūt prideda taškų Tinderyje, tai galbūt padeda kažkam daugiau mečų gauti. Bet jo, čia yra disciplinos reikalas ir viena iš tokių kaip paslaugų arba tokių užduočių, kurias mes kaip organizacija darom, tai yra pagalba NATO šalių sąjungininkams. Ir esu dalyvavęs ne vienose pratybose kaip slaptas stebėtojas, kuomet mano užduotis buvo sekti pratybas iš vidaus ir bandyti išsiaiškinti, kas iš draugiškų karių potencialiai tekina informaciją, ką galima sužinoti, pavyzdžiui, apie kariškius, kurie tarnauja spec daliniuose, galbūt žvalgyboje, galbūt spec pajėgose, kurių identitetai nėra žinomi. Ir tokiu būdu pratybų pabaigoje pateikti išsamų raportą
ir išrašyti, kaip tai buvo rasta, kokiais būdais, kodėl ir panašiai. Na ir tikėtis, kad tie kariai labai griežtų nuobaudų negaus. Tiesiog su jais bus draugiškai pasikalbėta. Na gerai, bet tai čia yra vienas iš įrankių ir jau mes girdim, kiek daug tai gali padaryti žalos, o apskritai plačiau kalbant, nes, na sakykime, nurodymas, rekomendacija, kartais net ir draudimas kelti savo uniformą į viešą erdvę, socialinę mediją egzistuoja ne tik Tinderiui, bet ir visam kam. Facebook'ui, Instai, LinkedIn'ui, aš taip įsivaizduoju, nors nežinau, ar šitas gali turėti kažkiek reikšmės. Kuo tai gali būti naudinga, daug paprastesniuose, sakykime, laukose? Naudinga kuria prasme? Naudinga priešininkui. Priešininkui? Jo, tai priešininkui turbūt naudinga tas, kad tai lengviau identifikuoti, lengviau surasti ir lengviau rinkti informaciją, bet apskritai čia yra kalba apie apskritai telefonų naudojimą kariniuose daliniuose. Man atrodo, mes padarėm kaip kariuomenė nemažai žingsnių į priekį, kad tam tikrose dalyse, slaptose dalyse arba kažkokiose tai dalyse pačiam kariniam vienete nebūtų galima telefonų naudoti. Bet manau, kad būtų visai naudinga kalbėti ir nenaudojimą telefonų, galbūt apskritai kariniuose daliniuose. Nes čia mes palėtėm tik tai OSINT dalį. Yra SIGINT dalis, ne? Kuomet yra irgi... Visų pirma, kaip tai šifruojam? SIGINT yra Signal Intelligence, kuomet iš signalų bandoma irgi rinkti informaciją. Ir čia irgi iš dalies galbūt persidengia su OSINT, ta prasme, kad nemažai to SIGINT informacijos galima nusipirkti arba legaliais arba nelegaliais būdais. Ir ATAC data, kas yra kiekvienas mūsų telefonas palieka tam tikrą žymę, kur mes esam, prie kokio Wi-Fi spoto prisijungiam arba prie kurio GSM arba 5G to bokšto esame prisijungę. Tokiu būdu mes galime irgi ieškoti, kam priklauso koks numeris, ne? Pavyzdžiui, susirasti, kokie telefono numeriai buvo prisijungę iš šitos karinės bazės ir po to pasižiūrėti, kur tie telefonai juda, ne? Tai tokiu būdu labai lengva atsekti, kur, pavyzdžiui, karys gyvena arba karys kur dažnai leidžia laiką. Ir tam arba reikia šiek tiek finansų arba, nežinau, kažkokios tai nešvarios juodos duombazės, bet tai yra tarp SIGINT ir OSINT ir labai plačiai daroma ne tik mūsų žvalgybos, bet ir priešo žvalgybos karių. Tai gerai, tai jeigu, sakykime, GSM-as mus riša prie vieno kažkokio bokšto, tai mes dar turim kitą technologiją su Starlinku, su SpaceX, kurie atrodo mus visur riša nebe prie bokšto. Kokios grėsmės atsiranda su interneto globalizacija, o gal ne grėsmės, gal kaip tik privalumų mes tame daugiau turim? Na, gal ir privalumai, ne, tai kuo daugiau tų taškų, kaip ir su Starlinku, yra turbūt vienas iš dalykų, kodėl ypač pradžioj Ukrainos karo juos buvo pakankama pastebėti ir juos pakankama lengvai taikytis, nes jie buvo matomi įvairiais priešo radarais, nes jie yra palidovinis ryšys tiesiai, jis tiesiog tokia kaip beaconą uždegdavo. Bet kuo dažniau jis yra naudojamas, kuo jų yra daugiau, tuo sunkiau suprasti, ar tai yra civilinis ar necivilinis, tuo jis labiau prieinamas, įgalintis dalykus daryti, nežinau, tą pačią analizę arba dronų kovą iš bet kur pasaulyje. Ir kuo daugiau yra Starlinko, nežinau, satelitų, tuo sunkiau juos užblokuoti ir apskritai tuo priešo electronic warfare galimybės yra apsunkinamos. Tai nežinau, ar tiksliai atsakiau į paties klausimą, bet... Apskritai, tada pažvelkime į ateitį ir mūsų numatomas technologijas. Ko galima tikėtis per paskutinius 50 metų tiek OSINTo, tiek Huminto srity? Jo. Na, aš turbūt būsiu ganėtinai, taip sakyt, neoriginalus, bet aš daugiausia kreipčiau akis į LLM-us, į AI ir kaip LLM-ai padės mums išanalizuoti labai daug informacijos. Tai ką mums leis padaryti, tai reiškiasi vietoj, nežinau, kariuomenės jo 2 skyriaus savaitės darbo, tai vienas žmogus su LLM-u galės tai padaryti per kelias valandas. Tiesiog jam supūsti labai daug informacijos ir gauti atsakymą. Tai aš manau, kad tas yra horizonte ir visai netoli. Ypatingai kuomet tobulėja ir kiti įrankiai, ne? Kaip pavyzdys, data scraping įrankiai. Yra daug ir lietuviškų, ir nelietuviškų įrankių, kurie padeda scrapinti informaciją iš interneto, nusistačius, kur mums ko reikia, ar tai socialinės medijos, ar tai, nežinau, laikraščiai internetiniai.
susistatom, ko mums tiksliai reikia, jie suskreipina tą informaciją mums į duomenų bazę, mes pasinaudojam LLM'us tam, kad rastumėm kažkokių patternų, kažkokių įdomumų ir tokiu būdu atsiliekam analizę, ar tai būtų dezinformacijos kažkokių laukų tyrimas, ar tai būtų naratyvų siekimas, ar tai būtų, nežinau, informacijos kažkoks tai rinkimas apie kažką, ar to paties įginto taškų ant žemėlapio judėjimas. Visą tai, manau, LLM'as iš dalies dabar daro, bet jisai tik bus dar labiau visiems prieinamas, dar tobulesnis, greitesnis ir galbūt jam reikės netgi mažiau techninio supratimo, kaip jisai veikia, kad juo naudotis. Kas, manau, irgi bus dar vienas lūžis. Kokia higiena, kokia disciplina turėtume kiekvienas užsiimti, kad suteiktume kuo mažiau svertų priešui? Aš rekomenduočiau būti labai atsargiam internete ir naudotis informaciją, naudotis prieigą, kad tas dalykas, ką aš papostinsiu, tik gali būti panaudotas prieš mane. Ir ar tai bus nekaltas pajuokavimas, ir tai bus reputacinė žala, ar tai bus nuotraukos pasidalinimas su draugais iš namų ir tokiu būdu galbūt atskleidimas informacijos, kur gyveni. Tai aš naudočiau tokią prizmę. Ar tai gali būti panaudota prieš mane ir ar aš norėčiau, kad šitą informaciją turėtų mano priešas. Nes daug žmonių apie tai nesusimasto, bet dauguma iš mūsų, kurie dirba kažkiek galbūt su karyba arba yra susiję su valstybinėm institucijom arba šiaip yra, nežinau, geriau žinomi influenceriai, jie visi yra taikiklė potencialiai priešo, rinkimo informacijos apie juos ir tiesiog reikėtų labai atsargiai apie tai galvoti. Aišku, galima nukrypti tokius dalykus, kuomet jau yra tokia, galbūt ir lengva paranoja, kuomet išėjus iš namų išsijungiam ir GPS-ą, kuris neleistų papildomai kažkaip tai būti identifikuotam ir įsijungiam tik tai, kada mums jo reikia, arba išsijungiam visus Bluetooth'us, arba, nežinau, esant kažkokioj tai patalpoj, su kuria nenorėtumėm būti asocijuojami, įsijungiam apskritai flight mode telefono, tai bandom tą vadinamąjį skaitminį pėdsaką padaryti kuo mažesnį. Bet vėlgi, reikėtų įsivertinti, kiek mes esam potencialiai įdomus priešui ir kiek mes apskritai vertinam savo tiek saugumą, tiek privatumą. Gerai, ir pabaigai įsivaizduokime ir tikėkimės, kad atsirado nors vienas kitas susidomėjęs Osintų ir Humintų žiūrovas, kur būtų galima daugiau gauti informacijos šitais klausimais ir kaip galima gilinti savo žinias. Jo, tai aš turbūt, jeigu esate visiškai žalias šitoje sferoje, tai aš patarčiau tiesiog susirasti tuos Osintų analitikus, kurie jums įdomus ir pradėti juos sekti ir žiūrėti, ką jie rašo, kaip dažnai rašo, ką analizuoja. Visą laiką žiūrėti, kokios vyksta diskusijos, ypač, nežinau, kokiam nors X, kuomet tie patys Bellingcatai parašo, ar ten DFR Labas, Atlantic Council parašo kažkokį tyrimą, komentaruose visą laiką vyksta kažkokios tai arba kritika, arba palaikymas, arba suteikimas papildomos informacijos. Tokiu būdu identifikuojamos klaidos, identifikuojami veiksmingiausi būdai, tai aš pradėčiau nuo to. Tada online erdvėje labai dažnai yra nemokamų kursų, tai tas pats DFR Labas daro tokią programą Digital Sherlocks, kuri vyksta dažniausiai kartą 2 metuose ir kurią aš irgi prisidėjau asmeniškai prie jos kūrybos. Tai tuose mokymuose irgi galima susirinkti nemokamai žinių, kalbėti su osinteriais, kurie toje sferoje dirba ir tokiu būdu pabiškai judėti į priekį. Bet, pirmas žingsnis tiesiog susiraskite temą, kuri jums įdomi. Žmonės, kurie jau toj temoje dirba, ar tai būtų Locked and Loaded, kurie irgi daro Osintą kasdieną, ar tai būtų DFR Labas, ar CRI. Sekite, žiūrėkite, pabiškai mokykitės, ir idealiu atveju pasibaikite kokį vieną kitą kurselį. Puikus palinkėjimas. Ačiū už laiką, tikiu, susitiksim dar ne kartą. Dėkui. Dėkui ir visiems mūsų žiūrovams, nepamirškite mūsų sekti ir Facebook paskyroje. Iki susitikimo kitą kartą.